Patikrint? Davai. Man čia ni gėda. Priartink, kur čia drėgna. Davai. Priartink. Kur čia drėgna? Įrodyk tu man. Kas tau juokinga? Tu dabar išgėręs pats? Taip, išgėręs. Bet jūs man įrodykit, kur čia drėgna. Va tas va, karočią žvengia. Taip, stoviu, va rankot. Kur jūsų grėsmė visuomenė? Parodyk. Aš nekovoju nieko. Įrodykit, kur čia drėgna. Kur čia, va, per Kalašką bėga. Kur čia sausa? Man čia kai dykuma. Kur čia drėgna? Čiona juk dykuma, kupranugaris laksto. Stokis vyras, bakūras, tu. Man nesunku. Prezidentas nebūsiu, o jeigu būsiu, tai ką padarysi? Būsit, jaunuoli, būsit. Iškalbos jums netrūksta ir kadre gražiai atrodote, o jaunystės nuklydimai būsimų didelių darbų pranašai. Gerai. Kaip galvoju, kiek bus? 0,1 maksimum. O tiek vyrai nesitikėjau. Blaivas skaitimikas, o rodo tiek daug. Iš vyriausiojo policijos komisariato buvo gautas pranešimas, kad Putvinskio 30 jaunuolis nesiorientuoja aplinkoje. Nuvykus minėtų adresų pastebėjome pilietį, kuris visiškai nesiorientavo aplinkoje, buvo neblaivus, negalėjo paaiškinti savo gyvenamosios vietos, todėl buvo sulaikytas ir pristatytas į centro policijos komisariatą. Vilnius. Rotušės aikštėje vaikinas bėgioja, sparneliais linksmai mojuoja. Vyrukas nusprendė, kad pats laikas įsigyti angelą sargą ir nugvelbė jį nuo kalėdinės eglutės. Labas vakaras. Labą vakarą. Bandė pavogti, užsienietis turbūt. Praeikins atvažiuoti. Parli italiano? Italiano? Sì. Amici. Che fai qui? Capisci italiano o no? I just go home. Do you speak English? Yes? Do you speak English? Yes. Sąlytis su dievybė atimė kalbos dovaną ir vyrukas apaliojo kažką bendrinę Babilono kalba. Kadangi angelas paguldytas, sparneliai sveiki, žalos nėra. Vyrukas galės keliauti namo, o dar sakoma, kad angelų sargų nėra. Ant žemės, greit! Ant žemės!